Nuo vaikystės mano tėvai buvo su muzika visą laiką, turintis daug bendro. Tėtis buvo vargonininkas, mama chorvedėja. Aš užaugau ant Telšių bažnyčios balkonėlio antram aukšte, pro groteles žiūrėdama į mišias. O dar tėtis vargonus taisydavo, atsimenu, labai būdavo įdomu žiūrėti. Ir kažkaip natūraliai, nežinau. Man tai šis, man atrodo, muzikalumas yra vienas svarbiausių dalykų, pagal kurį aš sutinku žmogų ir kurio nenoriu išlydėti, kad daugiau nesusitikt. Nes, tarkim, jeigu vaikas nėra lankęs kažko muzikinio, man atrodo, jis šiek tiek galbūt siauriau, ne taip jautriai į gyvenimą žiūri, dėl to ir manau, mūsų vaikas bus kažkiek susijęs su muzika, dėl to, kad tai lavina tiesiog asmenybę. Man visą laiką įdomu ne tai, ką mes matom, bet tai, kas yra potekstėje. O tai yra kinas, teatras, muzika ta pati su atmosfera, vadinamieji garso takeliai, filmų, teatrų. Ir tarkim, jeigu mano gyvenime visą laiką būdavo taip, kad pradžioj buvo muzika į pop sceną nukreipta, kita muzika visą laiką paraleliai buvo susijusi su teatru arba kinu. Ir dabar aš jas stengiuosi tiesiog jau per jėgą jungti dėl to, kad man to reikia labai. Aš atvažiavau čia negalvodama, kad mano idėja gali praeiti kaip filmo scenarijaus pagrindas. Bet kai praėjo, tai labai apsidžiaugiau, nes iš tikrųjų pastaruoju metu tai yra taip, kad ką bedaryčiau, atsiranda arba reikiami žmonės, arba kažkas pasako taip, arba turi jau melodiją kažkam, kas turėtų eiti, bet kaip filmo pagrindas. Aš labai džiaugiuosi tuo, kad tai buvo pirmoji patirtis, galima sakyti, tokia komandinio didelio darbo, nes prieš tai aš dariau muziką, bet tai buvo paprasčiau. Draugė atėjo, davė filmą, sakė, padėk, greitai labai reikia. Ir aš padariau per kažkiek tai laiko ir jai viskas ten tiko. O šiuo atveju buvo taip, kad galėjai sulaukti ir kažkokių nepasitenkinimų iš režisieriaus, arba pasakymo, kad ne, šita muzika netinka ir taip toliau, bet kažkaip vis tiek viskas tiko, viskas suėjo ir garsu ir muzika aš esu patenkinta. Фильм — это, в принципе, синтеза всех типов искусств, поэтому в музыке то же самое. Здесь одинаково работают и звук, одинаково работает тишина, и одинаково важно также время, и длительность, и эмоция, и работа с этой эмоцией. То есть время очень важно, потому что нужно растягивать эту эмоцию или наоборот ее сужать. То есть это такая очень работа, как лепка из пластилина примерно. Вот так я бы назвал музыку, работу с фильмом. So let's do it. Do what? Let's rob a shop. В принципе, работа композитора — это я и директор, я и камерамен, и на дуде играть, и все сразу. И это все во мне, и моя работа основывается на том, чтобы как бы продать уже готовый товар, в принципе. А как люди, что они делают из него, как они его видят, то есть как дирижирует дирижер, например, или как исполнители видят мою музыку, они интерпретируют ее всегда по-своему. Это уже как бы их дело.
и каждый делает это по-своему. То есть, фильм, когда мы делаем фильм, то он уже готов в конце. И нельзя уже ничего исправить, и не будет другой интерпретации. Вот есть такой тип эмоций, такой тип цветов, игры актеров, и он остается таким всегда, стабильным. В музыке эти грани размыты всегда. В принципе, то, что мы делаем здесь, это работа, скорее всего. Это тяжелая работа. И нет музыки к работе, нет так называемой рабочей музыки. Это то же самое, что мы слышим из радио. Поэтому сложно какой-то одной эмоцией очертить всю эту работу, все перипетии в команде и весь этот процесс, который мы делаем. Общее настроение такое очень, в принципе, не легкое, но летнее, конечно, несмотря на эти тучи постоянные. И, в принципе, это интересный и радостный процесс. В 2003 tą temą mes dirbom daug primityvesnėm priemonėm, sukūrėm mažiau filmų, tačiau problemos klausimai lieka tos pačios. Ir aš supratau vieną dalyką, kad negali iš atėjusio naujo studento reikalauti, kad jis padarytų geriau negu 2003 metais, taip kaip mes negalime pasakyti, kad mūsų filmas geresnis už Jean-Luc Godaro ar kažkas panašaus. Viskas sukasi savam ritme ir kiekvienam yra savo laikas. O taip noris, kad kiekvienais metais tie filmai vis gerėtų. Kad sumanimai būtų vis įdomesni, kad muzika būtų vis subtilesnė. Bet kai pradeda dėstytojai kantriai nuo to, kad muzika gali eiti paralelę su herojus išgyvenimu arba kontrastu, tai tu turi suprasti, kad tą reikia pasakyti kiekvienai kartai iš naujo. Būdingiausia mano bruoža, aš prisimenu savo vaikystę, kai man buvo 5 metai ir mano pirma svajonė buvo noras būti kunigu. Bet labai greitai, gal po metų, po 2, aš susidomėjau teatru ir praktiškai nuo to laiko norėjau tapti aktorium, vėliau režisierium. Bet kai jau praėjo keletas dešimtmečių, kai aš dirbu tiek teatro, tiek kino srityje, aš labai dažnai prisimenu, kad visgi, ko gero, aš turėjau tapti kunigu. Pasakyti, kokias savybės aš labiausiai vertinčiau būtent vyre. Aš manau, kad yra bendros kažkokios savybės, kurios svarbios žmoguje. Tai galbūt pirmas dalykas būtų padorumas, sąžinė, tiesa. Ką aš labiausiai mėgstu? Aš labiausiai mėgstu tingėti ir nieko neveikti. Deja, jau ne pirmas dešimtmetis beveik neturiu tos galimybės. Tai lieka svajonė. Mano laimės samprata. Ta savoka nuolat kinta ir tiesą pasakius, aš jos negalėčiau apčiuopti, nes jinai kinta ne tik tai, kad kokio nors dešimtmečio laiko atkarpoje, netgi svajonės apie laimę vakar gali labai stipriai skirtis nuo tų, kurios man ateis į galvą rytoj. Aš nežinau, kas yra laimė. Aš tiesiog džiaugiuosi, kad gyvenu, tai yra galbūt laimė, nežinau. Kokioj šaly norėčiau aš gyventi? Aš gyvenu toj šaly, kur ir noriu. Bet manau, kad tikroji mano tėvynė yra vaizduoti šalis. Mėgstama gėlė. Aš mėgstu augalus. Būdamas vaikas pasaulį pažinti pradėjau ko gero nuo tyrinėjimo tam vaikystės sode, tose vaikystės pievose. Ir bet koks augalas iš tiesų man yra stebuklas. Bet šiuo momentu taip spontaniškai pasakyčiau, kad koks nors mėgstamiausias mano augalas galbūt yra kerpė. Nes joje tiek grožio. Šiandien mano mėgstamiausias herojus yra Aksolotlis. Tai yra viena Julio Cortázaro novelė, kurios herojus
Paryžiuje vaikšto į botanikos sodą ir akvariume stebi tokius varliagyvius, akselotlius. Stebi tol, kol pats tampa akselotliu ir pradeda stebėti tą stebintį jį. Norėčiau būti stiprus. Fiziškai stiprus, kad, tarkim, įsitverti kaito ir nerti per bangas nešamas vėjo. Numirti aš norėčiau ne per vėlai. Nenorėčiau numirti sukriošęs. Man žiauriai patinka Zbigniew Preisner, Kišlovskio ir kitų filmų muzikos autorius. Kitas, galbūt pasakyčiau, 20 amžiaus Mozartas, Freddie Mercury. Devizų, tokių sloganų aš turiu daug. Vienas mėgstamiausių išgirstų ir įgytų dar studijų metais Sankt Peterburgo teatro akademijoje yra toks jezuitinis posakis krentantį pastumk.